Ne, nu tai visada po pralaimėjimo ar toks ar anoks yra sunku. Ir dabar neišimtis, aišku, dar pralaimėjom laimėtas varžybas. Dirbom gerą, padarėm gerą darbą, paprasčiausiai nesugebėjom išsaugoti to, ką buvom sukaupę. Dalis sprendimų buvo skuboti, dalis neteisingi, bet ką jau čia dabar grįžt atgal. Padarėm išvadą, žiūrėjom video, pasidarėm treniruotę, žinom savo stipres pusės, ką ir žaidėm, nes norėčiau pasakyti, kad 35 minutės žaidėm ir tą, ką gynėm, ir tą, ką puolėm, neturėjom jokių problemų, nes buvom tik tai prasileidę 65 taškus, kas tai byloja apie gerą, 55, kas byloja apie gerą gynybą. Na, tas galinis kėlinys ir pats galas labai viskas sujaukė. Na, padarysim išvadą, tikiuosi padarėm išvadas ir tą, ką sunkiai uždirbom, reikia paprasčiausiai išsaugoti. Toks mūsų yra planas ir kažkokių turim smulkių pakeitimų, truputėlį kokybės, nes šiandien jau turėjom galimybę pasitreniruoti visi, kaukai neturėjom galimybės prieš nuvažiuojant į Islandiją. Taip, kad aš manau, kad vyrai supratingi ir turėtų būti viskas gerai. Turėtų. Aš nemanau, kad visi yra profesionalai ir aš nemanau, kad čia yra reikia kažkokių psichologų ar ko. Mes matom, žinom savo klaidas, mes turim jas ištaisyti. Mes privalome gal dėti daugiau pastangų ir tų žinių ginant tą ar tą žmogų ir visa kita. Tai čia įprastas mūsų darbas. Yra pergalių, yra pralaimėjimų, yra skaudžių pralaimėjimų, kas ir įvyko. Bet, na, aš manau, 2 paros laiko užtenka, kad atsistatyti psichologiškai, morališkai. Ir manau, kad bent jau turėtų būti viskas gerai. Jie turėtų būti paruošę, aš manau, kad to pačio bagažo nenuvažiuosi. Jie per daug kažkokio tai to, sakysim, tokių nesiplečia labai daug, turi tą eilę savo derinių, kuriuos žaidžia visada, tik juos atlieka, kadangi jų nėra daug, tai juos atlieka labai kokybiškai ir, na, sakysim, turim būti aktyvesni gynyboje, negalim duoti tokių lengvų metimų nubėgti į greitą. Mes pereitose rungtynėse praleidom 41 tašką arba iš greito puolimo, arba iš tų greitų kontratakų. Tai šitą mes išsinagrinėjom, šitą parodėm ir čia yra svarbu, kad mes šitos taškus, jeigu atimtume, tai turėtume, na ir taip turėjom didelį pranašumą, tai turėtume tada dar didesnį. Mes